Labą dieną visiems ir labai smagu, kad mane pakvietė šiandieną susitikti. Jau kaip mane pristatė, esu Jurgita Verbickienė ir toks pakankamai istorikė ir iš Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, bet tuo pačiu labai toks pakankamai naujas, dabar aišku, sakyt, kad tokie 7-8 mėnesiai naujas gal nebeišeiti, bet vis tik tai yra toks šioks toks posūkis mano pačios karjerą, kai tenka derinti tokį akademinį gyvenimą, tokį, kokį jūs gyvenate, su tam tikra akademinė biurokratija. Ir tos biurokratijos įsivaizdavimu, ir tai nėra paprasta, ir labai daug dalykų iš vidaus, neklauso manęs, labai daug dalykų iš vidaus atrodo kitaip negu atrodo mokslininkui. Tai dėl to mano šiandien taip gana sudėtingai, o gal ir paprastai suformuluoto pranešimo tema, nedarysiu aš pranešimo, padarysiu tam tikras įžvalgas tokias iš paukščio skrydžio, kaip atrodo šiandien humanitariniai, socialiniai mokslai, bet labiau mano šiandieno susitikimo toks tikslas, dėl to aš atnešiau savo kitą kompiuterį, kur galėčiau užsirašyti ir jūsų komentarus, pasitarti. Pasitarti, kur mes galėtume judėti, pasitarti dėl to, su kokiom problemom realistiškai susiduriam ir kokias problemas galėtume spręsti tam, kad Lietuvos mokslo taryba visiems mums taptų partnerių. Nebaubo, žinau, kokią jūs nuomonę turit, mes nuo jos čia reiškimo labai prašysiu susilaikyti, aš žinau, kaip veikia dalykai, net ir ten būnant matau daug ne visai tinkamai veikiančių dalykų, kurias net ne visą laiką pavyksta pakeisti. Bet vienaip ar kitaip, jeigu mes kaip mokslininkai susitartume dėl tam tikrų vizijų, dėl tam tikrų judėjimo krypčių, matyt, kad palaipsniui, kaip jau tapo aišku ir iš direktoriaus ataskaitos ir iš jūsų kalbų, kad metai po metų kažkada mes turėtume rezultatą, kuris mus visus tenkintų. Tai dėl to savo turbūt šiandienos tokį pranešimą, jeigu taip galima sakyti, programoje yra štai kaip pranešimas ir diskusija, tai aš labiau norėčiau fokusuotis į diskusiją, bet tuo pačiu ir apžvelgsiu, kaip minėjau, tokias iš paukščio skrydžio paskutinės naujienas ir pabandysiu papasakoti ir pakalbėti apie tai, kaip atrodo šiandien ir mokslo finansavimas, kaip jisai gali atrodyti ir kur link galėtų potencialiai orientuotis vienokios ir kitokios mokslo kryptis ir apskritai bendrai su kokiom problemom susiduria šiandieną humanitariniai ir socialiniai mokslai, nes tos problemos yra ganėtinai panašios. Taigi pradėkime nuo išeities pozicijos ir tikrai dalis esančių jūsų čia tikrai prisimena, kur mes buvome 1990 metais ir tikrai nemaža dalis jūsų čia esančių auditorijų yra tie, kas ir prisidėjo prie to mokslo kūrimo, kurį mes šiandieną turim. Nes humanitarinių ir socialinių mokslų padėtis po 1990-ųjų buvo esmingai skirtinga negu gamtos mokslų, technologinių, medicinos ar visų kitų, kurie labiau buvo orientuoti į technologinę pažangą, orientuoti karo varžyboms, vienokiai ir kitokiai gamybai ir jų sėkmė buvo ta, kad jie buvo mažiau izoliuoti ir mažiau ideologizuoti. Taip, tas suvaržymai egzistavo, bet vis tik visi tikslieji mokslai funkcionavo tokiam nepalyginti globalesniai aplinkoje, negu tokį ideologijos tarnaitę ir propagandos tarnaitę tapę humanitariniai ir socialiniai mokslai, kuriuose tikrai buvo daug suvaržymų, kai kurios temos buvo iš viso nepageidaujamos. Ir tą visą situaciją jūs prisimenat, bent jau dalis prisimenat, kuo puikiausiai. Tai kai daug kas sako, kad mes esam atsilikę, kad mes esam nepakankamai tarptautiški, tai aš visada siūlau įsivertinti šitą momentą, kad mes susikūrėm su Lietuvos nepriklausomybė, kad reikėjo perkurti pačią sistemą, sukurti naujas kryptis ir čia apima ne tik mokslą, bet ir studijas, nes jauni moksliniai, kur aš čia džiugu matyti, jau yra būtent tos perkurtos studijų sistemos rezultatas, jeigu tai būtų galima sakyti. Tai tiesiog reikėtų labai aiškiai suvokti, kad mes susidūrėm, mes tai turime į humanitariniai, socialiniai mokslai bendrai, susidūrėm su visiškai kitokiom problemom ir kitokiais iššūkiais, negu kad susidūrė gamtamoksliai. Ir čia matau vieną iš šiandienos problemų, turbūt išeities pozicijų, tai kad pakankamai greitai tiek humanitariniai, tiek socialiniai mokslai susiorientavo į aktualių Lietuvos problemų sprendimą.
Tai yra, reikėjo parašyti Lietuvos istoriją, nes jos tiesiog nebuvo, reikėjo sukurti kažkokias aktualias mokslo kryptis, kurių tiesiog nebuvo, reikėjo spręsti Lietuvos teisės, ekonomikos, konstitucijos kūrimo ar kokias tik norite problemas. Ir tikrai pakankamai ilgą laiką tas angažuotumas vietos klausimų ir vietos problemų sprendimui buvo pakankamai nemažas. Tik čia reikia iš tikrųjų turėti omeny, kad mes užsibuvom. Taip, šitoje vietoje, kad užsibuvom šitoje vietoje ir tik pastaruoju metu bandom išeiti į labiau tarptautinius vandenis. Ir, žodis pasivyti netinka turbūt, bet plačiau integruotis ir plačiau matyti save ir savo sprendžiamas mokslinės problemas tokiam ryškesniam tarptautiniam kontekste ir bandyti integruoti lietuvišką tematiką, jeigu taip galima sakyti, į platesnį, tokį ganėtinai konkurencingą tarptautinę aplinką. Ir šiandien iš tikrųjų labai smagu girdėti, kad buvo apdovanoti net keli tyrėjai dalyvaujantis ES remiamuose projektuose ir konsoliduojantys čia Lietuvos tyrėjus, kas yra labai geras ženklas, kad mes jau esam pakeliui į tą tokį platesnį įėjimą ir į platesnį atsiskleidimą. Ir vienas iš tokių momentų, iš tikrųjų, kuris šiandien, kaip minėjau, mums yra pakankamai aktualus, tai yra bandymas rasti balansą tarp Lietuvai aktualių humanitarinių, socialinių mokslų problemų sprendimo, poveikio visuomeniai darymo ir bandymo rasti Lietuvos tematikos pristatymą užsienį. Taip, nes tai yra visiškai kitas žaidimo žanras, tai yra visiškai kitas medžiagos, duomenų adaptavimo lygmuo, nes turbūt, kad tikrai labai esate susidūręs tokia situacija, kai išsiunčiat į gerą tarptautinį žurnalą savo straipsnį ir recenzentai paprašo patikslinti labai tokius elementarius dalykus, kai nėra suprantamas ir mūsiškis kontekstas. Tai šitoje vietoje matyčiau dvi tokias galimybės, tai ne tik tai savo tyrimų integravimą į tarptautinį lauką, bet ir tarptautinio lauko dėmesio atkreipimą to, kas yra čia ir mūsų tyrimais. Tai čia toks, nebūtinai yra viena kryptis procesas, kuris turėtų mus visus dominti. Taigi, judam toliau. Ir dabar prasidės klausimų tirados. Taip, tai po to, kai mes 34 metus bandom judėti ir kurti tą mokslą, koksai jis yra šiandieną, ir vėlgi tikrai pasikartosiu, kad noriu matyti tame didžiulę pažangą ir nieks nesako, kad mes esam stagnuojantis, nepadarė pažangos ir taip toliau. Tai mes tikrai padarė didžiulę pažangą, nes susikūrė iš naujo. Ir susikūrė iš naujo, kryptis negali būti tam pačiam lygmenį, kaip egzistuojančios tradiciškai iš pakankamai seniai ir adaptuojančios naujus tyrimo metodus. Tai tie aktualūs klausimai, kuriuos aš šiandieną matyčiau šiek tiek atsietai nuo finansavimo iš dalies, kas yra būdinga visam humanitariniam socialinių mokslų laukui. Tai visų pirma problema, ir tai yra iš esmės netektis, tam tikras nunykimas, kad iš esmės nyksta recenzavimo kultūra. Tai yra tiesiog greitas toks mažas klausimas visiems, kada prisimenat, kad rašėt straipsnį kažkokiai monografijai, kad reflektavot į kažkokio kolegos straipsnį, kuris netitinka jūsų požiūrio arba jūsų taikomi metodai duoda kitokias išvadas. Tai čia yra tam tikra tokia problema, ir kas iš dalies neveikia, arba iš dalies keičia ir daro pasyvę mūsų pačių akademinę kultūrą, nes jeigu žiūrėtume knygas, kurias leidžia Lietuvos mokslininkai, jos retai susilaukia didesnio skaičiaus recenzijų, atitinkamai jų matomumas yra mažesnis, tas pats yra apie straipsnius ir panašiai. Kitas pakankamai toks jau dabar iš LMT pozicijų, iš biurokratinių pozicijų, tai toks gana mažas apskritai humanitarinių socialinių mokslininkų įsitraukimas į ekspertavimo veiklas. Ir dabar galim padaryti greitai labai tokį nedidelį eksperimentą. Pakelkit prašau rankas, kas iš čia esančių yra užsiregistravę LMT ekspertų bazį. Tai kai užsiregistruos visi kiti, turėsim pakankamą kiekį ekspertų ir atitinkamai galėsim pakelti ekspertų kokybę. Tai rankas pakėlė nedaugiau 10 žmonių.
tai direktorių prašom padirbti šito vietoj ir paskatinti, nes dabar iš principo reikalingos tik tai daktaro laipsnis. Tasme nebėra jokių kažkokių kitokių ypatingų apribojimų ir jau dabar, kadangi esam visiškam bade su ekspertais ir ekspertų tikrai nepakanka, aš galiu dabar tokią mažą paslaptį išduoti. Galite, dabar praėjo MIPų kvietimai, bet ką tik, tai dabar vyksta administracinė patikra ir netrukus prasidės ekspertavimas. Ar įsivaizduojate daugmaž, kiek yra pateikta paraiškų? Šiemet yra, neįsivaizduojate, akivaizdžiai. Taip, yra virš 700, humanitarinių socialinių mokslų yra arti 250. Tai dabar, ką aš jums bandau pasakyti, vieną paraišką recenzuoja 3 ekspertai. Tai va, tai galite įsivaizduoti, kai auditorija šito yra tik tai 10 ekspertų, kurie greičiausiai bus pateikę paraiškas ir negali būti kviečiami ekspertuoti, kur tai yra problema. Bet tai yra, aš aišku dabar taip nuėjau į man aktualią temą, nes tenka tuos ekspertus parinkinėti, bet tai yra atspindys apskritai tos tokios nunykusios pozityvios kritikos kultūros. Tai va, čia yra vienas iš momentų, į ką norėčiau atkreipti dėmesį ir tada atitinkamai ypatingai jaunoji karta ypatingai sudėtingai priima kritiką, visą laiką ją suvokia pakankamai asmeniškai ir nemato tame labai dažnai galimybės tobulėti. Kita vertus, aišku, recenzija nelygų, recenzijos turi būti irgi parašytos tam tikrų tonų, tam tikrų lygių, kad tai būtų tokios akademinės varžytuvės ir diskusija, bet ne įžeidimai ar menkinimai. Bet mes tą visi suprantam. Jūsų atveju aš irgi supratau, iš to, ką girdėjau, kad vis tik tai atsiranda grupinio darbo. Ir socialiniai mokslai vis tik tai yra ta dalis, kur grupinis darbas, vien jau dėl duomenų kiekio apdorojimo, kad grupinis darbas yra pakankamai svarbus, bet vis tik ta tradicija dirbti grupėse ir turėti grupinio darbo, grupinio tyrimo vis tik tai nėra pakankamai išplėtoti ir neveltui čia ir viceministras kėlė klausimą, tarpsritiškumo, kooperacijos tarp skirtingų institutų. Aš tikrai kuo puikiausiai suprantu tą, kad tai yra pakankamai sudėtinga, bet vienaip ar kitaip tokių netipinių dalykų jungimas dažniausiai duoda labai gerus rezultatus ir tas netipiškumas arba, kas plačiau vadinama kūrybiškumu, iš esmės ir kyla iš bandymo pažinti skirtingus laukus per skirtingą savo žinojimo prizmę. Vėlgi dar vienas klausimas iš esmės visiems jums ir mes visi turėtume bandyti rasti vienokių ar kitokių sprendimų. Tai yra klausimas, kad mes neturim iš esmės schemų arba tos schemos nėra pakankamai veiksmingos, kaip pritraukti užsienio tyrėjus. Taip, tad aš įsivaizduoju, kad turbūt ir institutas šiandieną turi tik Ukrainos mokslininką. Daugiau? Kiek turit? Gerai, kiek turit etatinių? 6. Bet projektinė veikla. Ne tik turite normaliai darbintų. Super. Tai čia yra iš tikrųjų gera naujiena, nes tai yra realistiškai tai yra pakankamai didelė problema. Ir vėlgi mes suprantam, kad tai yra finansavimo dalykai, kad tai yra atlyginimų skirtumas, čia daug tokių momentų, tai jeigu tą problemą jums institute konkrečiai centre pavyksta spręsti, tai yra tikrai labai gera girdėti, bet tai yra iki šiol realistiškai platesnių mastų tai yra problema. Ir šiandien, vėlgi, kaip minėjau, taip žiūrint iš paukščio skrydžio, labai aiškiai matyti, kad vis tik mes esam tokioje situacijoje, kad visai gali būti taip, kad ateityje pritrūksim mokslininkų. Taip, tai yra akademinė karjera nėra pakankamai patraukli dėl daugybės momentų, nes šie finansiniai dalykai turbūt ne visada yra pagrindiniai, nes vėlgi galit prisiminti savo asmeninės istorijas, turbūt, kad pakankamai ilgą laiką dirbot už nieką arba už labai mažai, vien dėl to, kad tai buvo įdomu, tai yra daug kitų vežančių momentų, bet kartos keičiasi ir išlaikyti žmonės akademijoje dėl daugybės priežasčių, tame tarpe ir dėl švietimo sistemos trūkumų, nes ypatingai universitetų dėstytojai jaučia, kad mes dirbam su nepalyginti prastesniais studentais, kas iš jūsų irgi dėstot, turbūt tą jaučia. Tai jaunosios kartos ugdymas, pilnavertis įtraukimas į akademinius tyrimus yra vienas iš tokių svarbesnių momentų.
Dar vienas klausimas ir tuo pačiu problema, kurią aš matau humanitarinių socialinių mokslų lygmenį ir šį kartą jau jūsų instituto pavyzdys garantuotai tai rodo, kad iš tikrųjų subalansas tarp valstybės finansavimo ir pritrauktų lėšų yra pakankamai geras ir tą mes išgirdom, bet liūto dalį sudaro LMT. Tai vat mano būtų siūlymas pabandyti ieškoti, ir tai yra bendrai apskritai Lietuvos problema, bandyti ieškoti lėšų kitose užsienio fonduose. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, ką rašo tarptautinio mokslo vertintojai, tai tą labai akcentuoja, kad yra nepritraukiamos lėšos iš užsienio fondų. Ir šito vieto aš kalbu ne tik tai ERC ir ne tik tai Horizonto, ne tik tai Horizonto įvairias programas, bet ir masę įvairių įmonių veikiančių užsienį, kurios turi privačius fondus, nežinau, yra toksai Volkswagen Foundation, ar kada nors teko girdėti, ar ne. Yra Bosch Foundation, tai yra, vėlgi aš vardinu pakankamai gerus žinomus prekinius ženklus, kurie turi tam tikrą savo vertybinę sistemą, kurie turi tam tikrą savo vertybių orientaciją ir remia tam tikrus projektus. Bet vat, šita dalis pritraukti lėšų iš užsienio, ne biudžetinių, nelietuviškų lėšų ir pinigų, kol kas yra tokia bendra pakankamai nemaža problema. Ir taip pat judėčiau link tematikos, jau supratau, kad institute pakankamai nemažai tokių temų yra, bet vis tik bendram humanitarinių socialinių mokslų lauke mes vis tik turim pernelyg mažą skaičių temų, kurios išlipa už Lietuvos geografinių temų. Netgi jeigu tai yra formuojamos kaip lyginamosios temos, kažkas su kažko yra lyginama, tokių temų vis tiek yra pakankamai nedaug ir aišku, mes visi puikiai suprantam, kad tas lyginimas turi būti adekvatus, negalim lyginti nepalyginamų dalykų. Tai va tas toks bandymas integruoti savo tyrimus ir bandymas formuoti toliau sekančias arba, nežinau, modeliuojamas temas iki šiandien yra viena iš problemų. Nuskambėjo keletą kartų ir šiandienos renginy kalbėjimas apie tarpdisciplininius arba tarpsritinius tyrimus jau iš tikrųjų trūksta, bet komitete pasidarėm tokią nedidelę analizę ir pabandėm suprasti, kaip tai atrodo ir apskritai va tada, kas tai turėtų būti ir kaip tie tyrimai turėtų atrodyti. Ir paaiškėjo, kad tarp LMT laimėtojų, ankstesnių metų, laimėtojų apie 70% visų projektų yra tarpsritiniai. Taip, tai yra, kitaip sakant, tarpsritiškumas a priori yra tarp mūsų, tik turbūt ne visada mes patys sugebame įvertinti, pamatyti ir netgi vardinti. Tai va čia dar toks vienas iš momentų ir kai suskaičiuojame tokį dėmenį, kad tarp geriausių projektų, o pastaruoju metu sėkmės rodiklis kilo. Taip, tai yra pakankamai nemaža dalis projektų, vis tik tai yra tarpsritiniai savo pobūdžio, tada kyla klausimas, ar tą tarpsritiškumą labai smarkiai reikėtų aktyvinti. Bet vis tik tai yra tokių idėjų bandyti aktyvinti tarpsritinį veikimą ir tarpdisciplininį, ir tarpkryptinį. Aš iš tikrųjų neatsitiktinai miniu daug žodžių, nes iki galo niekas nežino, kas po tuo yra. Taip, tai yra, ar tai mes jau kai kalbam, tarkim, tarp sociologų ir teisininkų, ar jau čia tarpdisciplinis projektas ar ne tarpdisciplinis. Jeigu kalbam tarp medikų ir teisininkų, tai mes suprantam, kad garantuotai, čia nėra klausimų, ar ne? Bet mūsų laukia, koks tas yra persidengimas ir kada tie projektai tampa kokiais, vis dar šiandieną yra iššūkis ir bandysim čia kažkaip tai viena vertus ieškoti postumių, kaip būtų galima aktyvinti šitą sritį ir kūrybingai pažvelgti į daugybę temų praplečiant ir žinojimo, ir apdorojimų duomenų, ir šaltinių lauką ir iš esmės siekiant tokio didesnio poveikio. Tai čia vėlgi ir tarpsritiškumas, ir tarptautiškumas yra iš esmės susijęs su tokia tyrimų integracija į pakankamai tokį globalesnį lauką. Ir kas, manau, yra iš tikrųjų be galo aktualu šiandien ir kuo toliau, tuo aktualiau, ypatingai kai daugybė įvairių tokių ateitį programuojančių dokumentų, vėliau tiesiai sustosim, kalba apie mokslo poveikį visuomeniai, bet jeigu šiandieną labai aiškiai pasižiūrėtume, tai iš principo nėra sukurta jokia schema, kaip mokslininkų išvados arba, tarkim, rekomendacijos pasiekia politikus arba gali būti pristatytos politikams. Ir tai labai gerai rodo kai kurios
kai kurios kryptis, taip pat kai kurios projektinės veiklos, kurias administruoja Lietuvos mokslo taryba, tai kai kada labai aiškiai matosi, jog vyriausybės ateina užsakymai iš vyriausybės tom pačiom tematikom ir tiem pačiem tyrimam, kurie jau atlikti. Arba kurie jau padaryti, bet kažkokiu būdu jie yra nežinomi. Tai va tas tų komunikacinių mechanizmų atradimas, aišku, čia turbūt turėtų būti proaktyvios abidvi pusės, nes dažniausiai mokslas šiek tiek eina labiau į priekį negu kad valstybės administracija, kai kada būna ir atvirkščiai, bet vat čia tokios interakcijos modelio nėra ir jo atradimas būtų pakankamai svarbus ir mums reikalingas. Tai matant, šiek tiek noriu sustoti ties ateities orientyrais, kur mes galėtume šiek tiek sukti savo kryptis ir vėliau pereisim prie klausimų, į kuriuos atsakymus aš iš jūsų norėsiu išgirsti. Tai keletas to ateities orientyrų, tai noriu patikinti, nes turbūt ne visada visi susiduria su tuo finansavimo specifika, kad pakankamai tolygiai, o kai kada net ir šuoliais Lietuvos mokslo tarybos perskirstomos lėšos augo pakankamai ženkliai. Matot skaidriai, kad 2020 metais tai buvo 9 milijonai eurų ir tuo metu sėkmės rodiklis buvo 16%, 2021 metais buvo 13 milijonų eurų ir sėkmės rodiklis projektinėse veiklose kilo iki 26%. Ir tokie išskirtinai geri metai buvo 22, kuomet finansavimas sudarė 20 milijonų eurų ir va čia atkreipkite dėmesį, kaip kyla sėkmės rodiklis. Taip, tai yra 30%. Kitas yra įdomus dalykas, kad didėjant sėkmės rodikliui mažėja apeliacijų skaičius. Ir mažėja nepasitenkinimas LMT veikla. Aš nesakau, kad tai yra taip jau besąlygiškai susiję dalykai, bet vienaip ar kitaip mes visi konkuruojam, aš jau dabar nekonkuruojama, negalime teikti paraiškų, tai jūs visi konkuruojat dėl ribotos skaičiaus pinigų. Ir va čia yra ta tokia labai specifinė situacija, kai vis tik tai finansavimo intensyvumas ganėtinai yra susijęs su sėkmės rodikliais ir kai kada su net ir vidutinių projektų finansavimu. Kitais atvejais yra finansuojami tik išskirtinai geri projektai ir taip toliau. Taip, čia yra tokia šiek tiek loterija. Ir visi mes joje žaidžiame siekdami tam tikro tobulumo. Kol kas aš neturėjau dar galutinių 23 metų sėkmės rodiklių paskaičiavimų, bet 23 metų finansavimas buvo 21 milijonas eurų. Taip, tai tikrai pakankamai ženklūs skaičiai, bet vėlgi pasikartosiu, kad tai yra konkursinis finansavimas. Vienas iš tokių pojūčių, kurį aš jaučiau ir prieš ateidama į Lietuvos mokslo tarybą, tai buvo toks lyg ir suvokimas, kad ne visai aišku, kur galėtų ir turėtų judėti humanitariniai ir socialiniai mokslai. Tai yra vienas toks, kokias kryptis esant limituotam finansavimui, kokias kryptis mes matytume prioritetinėm, kas yra šiandieną svarbiausia, nes aš suprantu, kad kiekvienas turi savo kryptį, bet viskas absoliučiai svarbu negali būti, nes resursai yra tiesiog riboti. Tai turim tada atsirinkti kriterijus, pagal ką tie prioritetai yra nustatomi ir va čia tokio pasimetimo, tokio neaiškumo ir galbūt tokio sprendimų priėmimo kol kas nėra. Kitas dalykas, kurį pakankamai lengva gauti iš nemokslininkų aplinkos, tai yra kokia socialinė ir humanitarinė mokslo vertė. Taip, ką jie sukuria, kokius pinigus jie sugeneruoja, ar ne? Nes labai dažnai žiūrima per tą monetarinę ir pinigų, tarkim, politiką, ar ne? Kad viskas turi savo kainą, viskas turi savo vertę. Tai va čia tokios dvi turbūt kertinės savokos, dėl kurių iki galo taip ir nėra sutarta, bet jos labai plačiai vartojamos. Tai yra reikšmė ir poveikis. Vat kada mes manom, kad humanitarinių socialinių mokslų poveikis visuomeniai egzistuoja ir koks tas poveikis gali būti, aš paskui atsiremsiu tiesiog į teisės tam tikrus siūlymus tarptautinė aplinkoje, kurie čia lygiai taip pat Lietuvoje turėtų būti funkcionuoti.
Dirbtinis intelektas ir dirbtinio intelekto etikos klausimai. Vienas tokių ryškesnių, svarbesnių ir taip gal kiek vėluojančiai į Lietuvos socialinius ir humanitarinius mokslus, tiesa, nedaug vėluojančiai, kokiais porą metų. Prasiveržęs dalykas, apie kurį, būtent šiandien arba, sakykime, pastarai pusmetį ar metus kalbama išskirtinai daug, bet tarptautiniu lygmeniu jau judama ganėtinai senai ir tos, suvokimas, jog tai yra reglamentuotini, aptartini ir pakankamai jautrus dalykai keliantis ir mokslo etikos ir dirbtinio intelekto panaudojimo etikos klausimus yra žinomi ir kaip tik skaidriai matot, tai yra UNESCO rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto išleistos jau prieš 3 metus, 2021 metais, nežinau, ar kam nors teko skaityti, ir visiškai naujas dalykas, tai yra gal net ir šios savaitės pradžios ir vėliausiai praeitos savaitės pabaigos, tai yra Europos parlamento sprendimas, vadinamasis intelekto aktas, kuris vėlgi lygiai taip pat kalbės ir kalba apie dirbtinio intelekto panaudojimą. Aišku, čia reikės ratifikacijų, jis įsigalios irgi ne nuo vakar ir ne nuo šiandien, o šiek tiek užtruks. Bet vienaip ar kitaip mes turim tam tikrus orientyrus, kurie potencialiai rodo dirbtinio intelekto etikos naudojimo kryptis. Aišku, fundamentalus dokumentas, kuriame apie mokslą pakankamai aptakiai parašyta, nors galėtų galbūt būti truputėlį tiksliau. Ir tai yra iš esmės tų pačių vertybių, man atrodo, pakartojimas, šiek tiek vizionieriškumo pritrūko, tai yra Lietuva 2050. Tai yra iš esmės ten surašyta mano požiūrį, tai ką mes šiandieną turim, galbūt išskyrus verslo sąmoningumą investuoti galiausiai į, nors dalis verslo tą irgi daro. Taip, tai šito dokumentas rodo, kad suvokimu, kur mokslas norėtų būti po, 5, 10, 15 ar čia dabar šiuo atveju net po 30 metų, šiandienos pozicijų pakankamai sudėtinga suformuluoti. Taip, tai mes vis tiek atsirėmėm į šiandieną ir nuo to šiandienos neatitrūkstam. Tai tos vizionierystės ir tokios vizinės lyderystės pritrūksta, nes aišku, niekas nenori būti futurologu. Čia irgi kitas klausimas. Taip, tai yra niekas nenori užsiimti pranašystėmis ar kažkokia paremta futurologija, bet foresight, tokio žiūrėjimo į priekį ir tokio vizionieriško žiūrėjimo į priekį idėja vis tik tai yra realizuojama. Ir visiškai paskutinis dokumentas, kuris šiandieną dar nėra net priimtas Lietuvoje, bet jau teko prie jo kautis šiek tiek, kad jis nebūtų toks, kaip buvo siūloma, tai galiu šiandieną, kaip tik prieš ateinant dar skaičiau, tai galiu nudžiuginti, kad pavyko įtikinti Seimo narius, kad neegzistuoja social-humanitariniai mokslai. Taip, nes buvo išrandamas naujas terminas, jį pamačius net buvo netikėtumas, kad egzistuoja social-humanitariniai mokslai. Ir įdomu tai, kad tai gynė humanitarai socialikai. Taip, Seimo aplinkoje, tai šiandieną gavau paskutinę versiją dokumento, tai jame mus atskyrė, su kuo visus ir sveikinu. Ir galiausiai galėsim iš esmės turėti vėl pilnavertį spektrą, pilnavertį kompleksą veikimo. Ir kai kurios pastabos, kurios buvo teikiamos, taip pat buvo priimtos, nors iš tikrųjų ne vis. Šiandien jau aišku, kokią poziciją turi šitas dokumentas, tai jis bus skėtinis virš visų kitų dokumentų. Taip, tai yra tokių krypčių, vizijinių lygiai taip pat numatymas. Jame nemažai dėmesio skiriama humanitariniams ir socialiniams mokslams, kaip mato specialiai, tiesiog nežadu vartoti social-humanitarinių mokslo definicijos, manau, kad ir jums jinai neprimtina. Tai jame yra akcento nemažai, daugiau negu bet kada. Buvo iš tikrųjų humanitarinius socialinius mokslus, kurie yra įsivaizduojami, kad reikalingi stiprinti. Tai kadangi tą versiją gavau šiandieną tik iš ryto paskutinę, tai labai tikiuosi, kad tie siūlymai, kuriuos teikia komitetas apie tai, kad humanitariniai socialiniai mokslai nėra antriniai arba nėra pagalbiniai prie visų technologijų mokslų, buvo tiesiog įdėti. Tai aš dar pasitikrinsiu ir galėsim tada arba reaguoti į tą poziciją, arba nereaguoti, nes ir IRC egzistuoja tokia, mano požiūrį, šiek tiek žalinga praktika, kuri greičiausiai ir čia ateina. Tai IRC padarius dabar štai kokią situaciją,
kad visi, tas met čia vėlgi ne humanitariniam lauke, o būtent technologinių mokslų lauke, kas yra. Tai yra, bet kokiam IRC projekte privalo būti humanitarinių socialinių mokslų dėmuo. Taip, tai yra dabar turim tokią naują situaciją, kad bet kokie medikai, nežinau, kompiuteristai, biotechnologai, na bet kas, teikdami paraišką Europos mokslo tarybai, turi integruoti humanitarinių socialinių mokslų dėmenį, iš esmės ieškant galimybių ne tik pristatyti tyrimus, bet ir išvelgti tam tikras etinės problemas, galbūt tam tikrus pavojus socialinius, tam tikras visuomenės reakcijas ir taip toliau. Bet va ta prieiga, kuri yra pademonstruota, kad tai yra privaloma, pirmą privaloma įtraukti ir antrą kaip tokią antrinę mokslų grupę, tampa mums šiek tiek pavojinga. Taip, tai yra humanitarinių socialinių mokslų paraiškose šitas dalykas nėra įvestas, mums nėra privaloma turėti, tarkim, biotechnologų ar kažko panašaus, bet va ta idėja, kad humanitarai ir socialiniai mokslai gali būti pagalbiniai prie technologinių mokslų, pradeda veikti visą lauką ir čia tokia viena iš vietų, kur panašu, kad reikės atstovėti. Ir čia matau tam tikrą pavojų, nes vėlgi mes visi kuo puikiausiai suprantam, kad kooperacija tarpusavyje, tarkim, humanitarinių socialinių mokslų, yra truputėlį lengvesnė negu kooperacija, tarkim, su fizikais ar dar su kažkokiais, su chemikais ir taip toliau. Tai va čia yra tam tikras dėmuo, kur mes iš esmės galim mąstyti, galim svarstyti, kaip sustiprinti pačių mūsų poziciją, kad nebūtume priedų social-humanitariniais mokslais, o būtume iš esmės savarankiškomis mokslo kryptimis. Ir dar vieni principai, ir tie, kas dabar MIPams teikia paraiškas, nebejoju, kad susipažinot su tokiu daiktu kaip Koara. Teko girdėti? Vieną ranką. Dar kas? O dabar darom eksperimentą. Kas girdėjo Koarą? Ne kažką, ponai. Ne kažką. Aš tokį eksperimentą dariau vienai konferencijai užsienį. Tai buvo doktorantų toks žiemos mokykla. Ir aš lygiai taip pat buvo iš gerų Europos universitetų kolegų. Mes ten mokėm doktorantus. Ir aš šiek tiek irgi kitam kontekste biškį užsiminė apie Koara principus, paaiškėjo, kad niekas nežino, kas tai yra. Tada tie kolegos taigi pasigūglino ir paaiškėjo, kad jų universitetai yra priėmę Koaros principus. Ir tai yra vėlgi vienas signalas, kad mokslo taryba turi komunikuoti, kas tai yra. Tai aš dabar padarysiu tokį mažiuką žingsnį į tą komunikaciją, nes tai yra visiška naujiena ir tai yra kokybinis, galima būtų sakyti, perversmas mokslo vertinime. Taip, tai yra, kas mums yra visiems svarbu, tai yra suvokiant, kas yra mokslas ir kas yra nemokslas. Tai ką dabar sako Koara, aš tai prašau, čia mano vertimai, tai gal ne visai preciziški, bet mintis tikrai turėtų būti aiški. Taigi, Koara ateina kaip idėja, kad egzistuoja tokia globali mokslo vertinimo vizija ir apskritai toks globalus mokslo supratimas. Kaip ir mes visi kuo puikiausiai suprantam, kad nėra lietuviško mokslo, yra globalus mokslas. Ir pati vizija Koaros yra štai kokia, matot, aš tiesiog cituosiu tai, ką jūs matot lygiai taip pat ir skaidriai. Tai yra, mūsų vizija yra tokia, kad mokslinių tyrimų tyrėjų ir mokslinių tyrimų organizacijų pripažįstami rezultatai yra praktika ir veikla, kuri padidina mokslinių tyrimų kokybę ir poveikį. Mes turim du kertinius žodžius - kokybę, tai mes turbūt kokybę daugmaž suprantam, bet irgi čia yra diskusija, vėlgi atsiranda žodis, kuris reikalingas terminas, kuris reikalingas aptarimo, nes vis tiek visi humanitariniai socialiniai mokslai paprastai gilinasi į ką reiškia, koks ten turinys ir kas norima pasakyti. Tai turim du žodžius, tai yra kokybė ir poveikis. Taip, vėl poveikis išlenda kaip toks labai aiškiai matomas signalas. Ir tikrai reikia apsibrėžti, kas tai yra. Ir visų pirma, tai reiškia vertinimą grįstą kokybiniu vertinimu. Tie, kas rengia dabar MIPų paraiškas, ko puikiausiai žino, kad nieks nebeprašė rodiklių. Tai yra, nieks nebevertins, ar jūs rengiat 10 tekstų, ar jūs rengiat 7, ar jūs rengiat 14 monografijų ir taip toliau, iš principo į ką labai smarkiai į tol buvo orientuota. Tai dabar bus žiūrima į kokybę, tai yra į naujumą, į proveržį ir į tą poveikį, kuris
toks biški išplaukęs dalykas. Tai yra pakankamai nauji dalykai, kurie visiems yra savotiškas eksperimentas. Taip, tai yra tie, kas rengia paraišką pirmą kartą pagal naujus reikalavimus, tie, kas vertins paraišką pirmą kartą pagal naujus reikalavimus, tenka dabar dirbti prie instrukcijos ekspertam, nes dalis ekspertų yra su senom praktikom ir labai baisu, kad pasigėdę skaičiukų sakys, projektas niekam tikęs, nes nėra, nežinau, 6 konferencijų ir 17 straipsnių. Ir visiškai nekreips tas intencijas ir tą naujumą, kuris yra keliamas. Tai kažkaip perkeisti ir ekspertų mąstymą dabar yra pakankamai toks, kaip tik šiuo metu yra pakankamai nemažas iššūkis, bet tuo pačiu, mano požiūrį, tai yra labai gera naujiena mokslininkams. Taip, tai yra, mes turim pasiekti kažko, kas yra eksperimentiško, kokybiškai naujo ir nerepetityvaus arba kartais ir kartotinio, jeigu mes įsipaišom į kažkokį didesnį duomenų lauką, į kažkokį didesnį tyrimo lauką ir panašiai. Ir kas dabar yra dar viena tokia svarbi mano požiūrių tezė, tai yra apie poveikį. Taip, tai kas tas galėtų poveikis. Ir vėlgi aš tiesiog cituoju iš to, ką matot skaidriai. Tai yra mokslinių tyrimų rezultatų poveikis, ar ne, reiškia mokslinio, technologinio, ekonominio ir arba visuomeninio pobūdžio poveikį, kuris gali pasireikšti ir trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Tai ypatingai patogus dalykas humanitariniam socialiniam mokslam, kurie veikia keisdami visuomenės vertybinės nuostatas, keisdami visuomenės įpročius ir tie dalykai nepasikeičia taip greitai. Taip, tai yra, mes negalim pasakyti po savaitės, kad dabar jau turim kažką, ar ne? Mes paprastai galim kalbėti kelių metų ir netgi 10-mečio ar kažkiek panašiai perspektyvą. Jeigu konekcijų santykė su verslu, galbūt kai kurie dalykai pakankamai greitai pasikeistų, aš mėgstu studentam paprastai kalbam apie tokį visuomenės vertybinį pokytį pateikti elektrinių paspirtukų klausimą. Taip, tas jų nebuvo, mes jos dabar turim, visuomenės judėjimas, ekologijos suvokimas yra pakankamai stipriai pasikeitęs ir verslas tai padarė labai greitai. Taip, tai yra pasiūlė visiškai kitokius sprendimus, tai čia tokia kooperacija su verslu galbūt duotų greitesnį rezultatą, bet ta kooperacija ne visada išeina. Ir kas yra pakankamai svarbu, kad tas poveikio matavimas, jeigu taip galim sakyti, yra vertinamas atsižvelgiant į mokslų ir disciplinų mokslinių įvairias rūšis, ar ne? Tai čia yra pakankamai svarbus ir geras momentas. Ir dabar dar vienas akcentas, į ką noriu atkreipti dėmesį, kalbant apie Koaros principus, kaip tokį perspektyvinį mūsų veikimo ateities lūžį. Tai keliami 3 tokie kertiniai dalykai, tai yra įvairovė, įtrauktis ir bendradarbiavimas. Ir iš tikrųjų čia yra tikrai vėlgi, mano galva, pakankamai gerai ir detaliai suformuluota apie tai, kokios veiklos pripažįstamos mokslinėmis veiklomis. Arba, kitaip sakant, kas nuo šiandien, kitaip sakant, jau kelis metus, aišku, tie nuostatai egzistuoja, tik jie pakankamai sunkiai skinasi kelią, tai kas pripažįstama mokslu ir kokios veiklos pripažįstamos moksliniam, tai vėlgi matot skaidriai, vėlgi tai yra tiesiogiai citata iš pačio dokumento, kurį nesunku susirasti, nes Koara turi atskirą savo tinklapį ir pakankamai jisai išsamus. Taigi, vėlgi cituoju, tai yra pripažinti mokslinio tyrimų veiklos ir praktikos įvairovę, taip, kas jinai gali būti visokia, ne tik tai tarpdisciplininė, čia kas yra pakankamai jautru, jų rezultatų įvairovę ir skatinti ankstyvą dalymas ir atvirą bendradarbiavimą. Taip, tai yra vertinti tokias užduotis ir veiklas kaip tarpusavio vertinimas. Vėlgi, aš pradėjau nuo recenzavimo kultūros nunykimo pas mus. Taip, tai yra mokymasis, mentorystė, doktorantų priežiūra, vadovavimo įvairūs vaidmenys, jeigu reikia lygiai taip pat mokslo komunikacija, sąveika su visuomenė, vėlgi atsiranda verslumas, žinių įsivertinimas, pramonės ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimas, taip pat atsižvelgti visą mokslinių tyrimų rezultatų spektrą. Ir čia labai yra svarbu, vėlgi, kokie rezultatai tampa mokslo rezultatais. Taip, atkreipkite dėmesį, labai prašau. Mokslinės publikacijos, ką mes visi iki tol ir taip vadinom mokslu. Taip, duomenys ir duomenų rinkiniai, programinė įranga, modeliai, metodai, teorijos, algoritmai, protokolai, darbo netgi eiga, jeigu jinai kažkokia yra ypatinga, ar ne, parodos, strategijos, indėlis į politiką. Taip, tai vėlgi tas, ką aš jau minėjau, atsiprašau, radimas
to, kaip mokslas gali paveikti politiką ir kaip mokslo išvados yra atnešamos politikams, tampa vienu svarbesnių dalykų. Ir lygiai taip pat, aišku, kas gali sulaukti vėlgi čia pas mus ypatingai į tokių gana sudėtingų galbūt reakcijų, tai visų pirma ugdyti mokslininkų elgesį, kuris yra orientuotas į atviro mokslo praktikas. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad duomenys, kuriuos mes sukuriam, turėtų ypatingai už biudžetinius pinigus, turėtų būti atviri, turėtų aprašytus gerai metaduomenys, galėtų būti pritaikomi dar kartą. Taip, tai kitaip sakant, ir būtų atviri, ir aišku, yra siekiama to, kad mokslininkas jau veiktų tam tikram duomenų lauke ir galėtų panaudoti kitų surinktus duomenis ir lygiai taip pat atverti vienokius ir kitokius savo duomenis. Tai vėlgi šito vietų ne tik tai duomenys, bet ir atviros publikacijos ir taip toliau. Tai va tas laukas atvirumo, greitesnės komunikacijos, ką atveria, aišku, internetas ir įvairios kompiuterinės technikos tampa labai svarbus. Lygiai taip pat dalymasis infrastruktūra, čia to turbūt nėra, bet dalymasis infrastruktūra yra vienas iš tokių svarbesnių mano galva dalykų, nes ypatingai tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva, kad mes negalim turėti visos galimos tyrimų technikos. Arba kiekviena institucija negali turėti visos galimos ir reikalingos tyrimams technikos, bet jeigu turim kažkokių prieigą prie vieno ar dviejų kažkokių ypatingų aparatų, ypatingų, nežinau, serverių ar dar kažko, tai ypatingų duomenų bazių vienur, tai galėtų egzistuoti dalymasis su kooperacija tarp skirtingų mokslo institucijų. Tai va tas mokslo vidaus bendradarbiavimas yra viena iš krypčių, į ką lygiai taip pat stipriai orientuojamas. Tai kadangi sakiau, kad noriu su jumis pasitarti, ir įsivaizduoju, kad Lietuvos mokslo taryba turėtų tapti jūsų partneriu. Jau sakiau, kad aš žinau, kaip jūs vertinat, viską aš įsivaizduoju, bet mano būtų tokia, šiek tiek galbūt vizinis ėjimas, kad mokslo taryba taptų partneriu, kuris bendradarbiauja ir veikia visą akademinį lauką, siekiant iš esmės to bendro tikslo, tai yra mokslo pažangos, tai yra žinių visuomenės kūrimo. Tai va čia aš matyčiau, iš esmės atveriu iš principo tokią diskusiją su jumis, netrukus atsinešiu savo kompiuterį tam, kad galėčiau kai ką pasižymėti, ir tai diskusijai mes, kaip suprantu, dar turim laiko, aš kalbėjau ilgiau negu planavau, maniau, kad neturiu ką pasakyti, paaiškėjo, kad turiu. Ir vienas iš tų klausimų tai yra pakankamai svarbus, iš esmės ir projektuojant ir Lietuvos mokslo tarybos veiklas, ir ypatingai humanitarinių socialinių mokslo ekspertų komiteto veiklas, tai klausimas, kur mes norėtume būti po 5, 10 ar 20 metų. Ir tai yra tokios perspektyvinės krypties nubrėžimas. Klausimas jums, pavyzdžiui, kaip jūs įsivaizduojat, kur jūsų atstovaujami mokslai ir jūsų atstovaujamos kryptis galėtų būti po tam tikros laiko perspektyvos. Ar yra kažkokia vizija, ar jūs turit susikūrę tą viziją? Ir ar jūs turit kažkokį tašką, į kurį einat? Jeigu manytume, kad mes šiandien esam taške A ir turėtume nueiti į bet kokią kitos raidės pavadinimo tašką, ar yra aišku, kaip mes tą tašką einam? Aš manau, pritars mano kolegos ir bendruomenė instituto, kad mūsų kertinė strateginė kryptis yra didinti tyrimų tarptautiškumą. Mes nuosekliai tą darome ir manome, kad ta integracija į tarptautinį mokslo erdvę reiškia ir pasidalinimą patirtimi, ir papildomų išteklių pritraukimą, ir naujų temų, naujų įgūdžių įgijimą. Tai mūsų orientacija yra tarptautiškumas. Gerai, aš iš tikrųjų... Visiškai neeliminuojant socialinio poveikio, nes naujos žinios gautos gali būti pritaikytos Lietuvoje. Ar visose galimose kryptyse matote tarptautiškumą vienodai? Ir ar nėra krypčių, kurios gali būti orientuotos į vidaus problemų sprendimą, ir krypčių, kurios yra išorinės? Tai neprieštarauja vienas kitam. Tarptautiškumas jis leidžia, parodyti Lietuvos pasiekimus tarptautinėje erdvėje. Ir kai mes darom tyrimus, niekada neįmanoma padaryti tyrimą vien Lietuvos pavyzdžių. Tu tada analizuoji visą kontekstą. Tai aš tikrai manau, kad čia yra Lietuvos mokslo pažanga, lygiai kaip mes sakom, kad mes maža ekonomika negalim gyventi be eksporto, tai tarptautiškumo skatinimas ir yra
mūsų žinių eksportas. Aš tą patį, tiesą sakant, manau, bet kadangi man reikia dabar palaikyti diskusiją, tai dar buvo komentaras. Kur mes norėtume būti ir kur matome. Bet aš noriu atkreipdėmėsi, kaip dabar ir koks santykis tarp mokslininko požiūrio ir, pavyzdžiui, mokslo biurokratijos požiūrio. Ne? Kai, kaip ir ministerijos atstovas pasakė, kad jūs dirbate už valstybės pinigus, mes ateisim su sąrašu ir pasakysim jums, ką daryti. Ir be to, sako, mes padarysim, kaip daryti, kad jūs turite daryti būtinai kartu, ten ekonomistai su teisininkais, su sociologais ir panašiai. Ir čia toks platesnis klausimas tokio pasitikėjimo mokslu, nes jo labiau ateis ministerija su sąrašu, ką daryti. Man iš karto klausimas, o kas parengia tas problemas? Jeigu mokslininkai, jie gal geriausiai žino, jie ekspertai savo srities ir turi viziją, ką reikia tirti, kaip tirti ir kur eiti. Ir be abejo, matom pasaulį ir taip toliau, nes aš jaučiu tokią prezumciją, kad jūs mokslininkai užsidarę, jūs nenorite eiti į tarptautinius vandenis ir jums turi kažkas kitas pasakyti, ką reikia daryti. Tai aš tokia turėčiau lūkesti, kad vis dėlto būtų daugiau kaip iniciatyvos ir pasitikėjimo mokslo, nes mokslininkai tai gal vis dėlto geriau žino, nes greičiausiai, kai būna institucijos ateina su tokiais operacinio lygmens klausimėliais, kuriem jiem ten iš praktikos taip kyla ir sako, jūs patyrinėkite ten, tarkim, policija sako, mums reikia kažkokį tenai klausimėlį išspręsti, kai mokslas iš tiesų gali fundamentaliai pažiūrėti į tokius gilesnius dalykus. Ir kai gauni sąrašą iš institucijų, kad mums patyrinėkite tą, mums patyrinėkite tą ir žiūri, kad, ten tokios smulkmenos, tiesą sakant, ir dar būtų galima labai pasiginčyti, ar tai verta daryti, o mokslas kitą kartą net neįtrauktas į nustatymą, tai kas yra prioritetai, kur reikia eiti, ypač kalbant apie 15, 10, 20 metų, o tas sąrašas iš institucijų tai yra čia ir dabar, mums reikia atsakymo į šitą klausimą, kuris mums vakar iškilo. Tai toks pastebėjimas būtų. Ačiū labai, nes aš tą tikrai jaučiu ir tai yra susiję, mes turbūt negalime eliminuoti mokslo dalies, kuris sprendžia vidaus problemas ir vidaus klausimus. Taip, jinai vis tiek neišvengiamai yra ir per čia yra galima daryti tą poveikį lokalų. Ir tarptautiškumas ir mūsų iš tikrųjų, aš irgi labai pritariu, kad mes ir prisistatom, ir tampam matom, ir pažįstami. Taip, nes mes iš tikrųjų žaidžiam dabar tokiam dvejopam lauke, kad Lietuvos mokslininkų dabar mes, aišku, pasiekę tą lygį, mes pažįstami jau esam užsienį. Taip, nes kai kalbėjom, kas buvo prieš 20 metų, tai mes buvom nepažįstami. Taip, arba netgi tie, kurie kažkokie ten apdoroti, ideologizuoti ir taip toliau. Tai mes dabar tikrai esam pažįstami ir tas tarptautiškumas tampa, tokiu perspektyviu mokslininkų natūralaus gyvenimo dalimi. Aš tiesiog pagal save žinau, kad tu tiesiog esi visur. Tai tie, kas yra aktyvus ir perspektyvus, tai matyt, kad yra toj pačioj dimensijų, tai yra visiškai natūralu, bet keista, kad vis dar tą klausimą labai stipriai kelia ministerijos. Dabar klausimas tada čia, ar mes patys galbūt išsakom savo tarptautiškumo dėmenį. Nes jūsgi nežinot, kiek aš tarptautiška, aš nežinau, kiek jūs tarptautiška. Ar ne? Tai tas tokio, vėl mes ateinam į tą mokslo populiarinimo sritį, vėl ateinam į viešinimo sritį, kurios aš pati labai nemėgstu, man nurašyti Facebook'e yra baisiau nebūna, bet taip dalykai veikia. Taip, tai yra taip dalykai veikia, kad mes iš esmės turbūt arba neiškomunikuojam, arba netinkamai prisistatom, kad tas tarptautiškumas yra pakankamai didelis. Lygiai taip pat, jeigu grįžtume prie tų duomenų, kur aš sakiau, kad apie 70% laiminčių projektų LMT yra tarpdisciplininiai, tai lygiai taip pat panašus procentas projektų yra tarptautiniai. Taip, tasme, bet koks jau sėkmingas laimintis projektas, jis turi visus šitos dėmenis ir dabar ta buvo nauja MIPOse dalis studentų įtrauktis, tai vėlgi tarp laimėjusių studentai visą laiką beveik būna tuose projektuose. Taip, tai šiek tiek čia, ar yra mokslininkų neatsiklausimo. Vėlgi aš grįšiu prie to, kad pasikonsultuoti su mokslininkais yra pakankamai sudėtinga ir aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandieną čia esu, nes mes galim kalbėtis. Taip, o formaliai išlaukti kažkokio ten parašai raštą, lauk 20 dienų, žodžiu, egzistuoja ten tas visas biurokratinis veikimas, tai jisai kai kada yra pakankamai sudėtingas. Tai grįžkim prie to, kur socialiniai mokslai norėtų būti, nežinau, po 10 metų.
Ar yra kažkoks atskirties? Mėla kolega, mes pirmiausia, vėl negražu sakyti, kad pasigirti, bet nuo pirmų metų, tai 2021 metais mes prisistatėm visą komandą, visi vadovai buvo ir mokslo sekretorė FTMC. Metus vaikščiojom, 3 susitikimus turėjom, kad pasirašyti bendradarbiavimą formaliai, be finansų. Iškart numatėm tą, kad dabar jūs projektuojat, jau numatėm 21 metais. Ten teisininkai, kaip nekeista, buvo pirmi teisininkai. Jie turėjo kolegį, kurie atstovavo Lietuvą branduolinės energetikos sutarties, suprantate? Ir vat buvo, bet realiai ir jie nepateikė savo. Mes parašėm 2 variantus, ne bendradarbiavimo projektuko, ir jie sakė, pristatys mokslo taryboje ir tai paskandino. Todėl tą, ką jūs sakot, jeigu būtų galimybė numatyti veiksnį, kuris ypatingai svarbus, tuo labiau susitikimuose visi vienu balsu sako, kad jie daro tos darbus. Ekonominio vertinimą, jie daro savo jėgomis, skaitant, kaip gerai būtų galima greičiau dariau. Socialinio vertinimo būna reikia, bet po to nutyli ir nepadaro. Tai aišku, čia yra vienintelis būdas normaliai harmonizuoti. Aš nežinau, ar mes pajėgsim viską padaryti, ko jiems reikia, bet tai būtų tikrai postumis natūralus. Neatleiskit pagal ministerijos direktyvą, bet pagal rinkos ekonomikos principus. Formuluokim žaidimo taisyklės, kurios skatintų, o susieskim, pagalvokim, ar to reikia. Aš nesakau, kad reikia. Aš tik sakau, kad mes pradėję darbą, nieko neskatinti, ėjom ir ieškojom ir norėjom. Taip pat buvo pasiūlymai mūsų su istorikais. Buvo noras daryti ir jau beveik buvom susitarę rašyti demografinės istorijos tematiką. Bet kadangi balų vertinimas yra skirtingas publikacijoms ir nenaudingi, reiškia, socialiniams mokslams, mūsiškai, reiškia, išėjo iš to žaidimo. Nežinau, ar jie baigė tą projektą. Vienu žodžiu, daug dalykų, kurių reikia, realiai atvirai pažiūrėti vienas kitam į akis, susisteminti, išlyginti ir viskas, ir dirbsim. Bet aš absoliučiai pritariu, ką jūs pasakėt. Sakau, net neturėdami tokio konteksto, tai mes pagal savo galimybės darėm, bet matot, mes išėjom paprasčiausiai atleiskite, reiškia, tos kultūrinės nuostatos. Ir kai buvom priimti formaliai labai draugiškai, realiai nieko negimė, mums tas, tik to, per jėgą mylimas nebūsi. Tai tik to ir norėjau pasakyti, kad puikios jūsų nuostatos, labai gražu, jeigu mūsų konsultacijos ne tik tą progą, bet reguliariai taps ir mes mielai prisidėtumėm ir mes turim realius sprendimus, kadangi ir teikim, ir siūlydavom mane, ką galima padaryti, tai labai būtų malonu, ramiai, mažam rate, bet praktikų jau reiškia lygiai, galvot, kas veiktų. Ir nesąskaita kitų, o vardan visų. O kažką reikės persistumti, tai pažiūrėsim, augant pinigams, tai paprasčiau daryti, sunkiau tai daryti mažėjant finansavimui. Tai mes viską veik palaikom. O ką orai realiai mes planuojam, pažiūrėsim, pasitarsim dar direktorate, galėsim pasirašyti šitą deklaraciją. Pas mus buvo jau ta iniciatyva, pirmiausia, aišku, skatinama pačių mūsų sociologų. Tai ačiū. Ir apie pinigus, nes tai yra labai svarbu. Mes iš tikrųjų darom tyrimus ir turim gauti finansavimą ir mane labai neramina visokios reformos. Ir aš supratau, kad čia dabar bus perinama prie naujos vertinimo sistemos, nuo kiekybinio prie kokybinio vertinimo. Ir reiškia, mes turim 2 palyginamosius vertinimus, tai yra formalų ir palyginamąjį. Formalusis yra kiekybinis, o lyg tai palyginamasis kokybinis. Bet išeinam į balus, tada perskaičiuojame į pinigus ir taip pat jisai tampa. Ir suprantate, 18 metais ir šiais metais, po šito mes pabandėm panalizuoti socialiniuose moksluose, kaip koreliuoja formalusis ir kiekybinis ir kokybinis šitas palyginamasis vertinimas, jis niekaip nekoreliuoja. Ir suprantate, tai yra, aš noriu pasakyti, kad ekspertai, mes visi čia esame ekspertai, nes visi galim dalyvauti kaip ekspertai LMT, mes esame visi profesionalai ir suprantate, bet vis tiek mes vertindami viską remiame savo patirtimą, ar ne, nuo to niekaip negali atsispirti. Ir pavyzdžiui, aš niekaip negaliu suprasti, kodėl, pavyzdžiui, teisininkai buvo įvertinti 3,5 balo, reiškia su tokiu proveržiu tam tikrų, bet ekspertam tai pasirodė. Tai aš noriu pasakyti, kad bet koks reiškinys turi privalumų ir trūkumų. Kiekybinis vertinimas turi trūkumų ir mes labai susitelkę dabar į juos, bet nekalbam apie privalumus. Kokybinis vertinimas turi taip pat privalumų ir trūkumų. Tai aš žinau, kad kaip išgirstu žodį reforma, tai aš noriu pasakyti,
aš eisiu, reiškia, balsuosiu už partiją, kuri pasakys jokių reformų, o tik tai evoliucija, tik prisitaikymas prie pokyčių. Tai aš dabar matau reformos, reiškia, naują reformą. Aš 20 metų dirbu jau administracinį darbį moksle, aš išgyvenau daug reformų ir dar pakol kas ne viena nieko gero mums neatnešė. Nes pirmiausia, tai yra didžiulės sąnaudos, reiškia, tada paaiškėja, kad tau išmeta kažkokius naujus reikalavimus, tu turi laiko prie jų ir prisitaikyti prie tų reikalavimų paprastai yra neduodama finansų. Mes irgi keliam tą klausimą, pavyzdžiui, kodėl socialiniai mokslai yra finansuojami prasčiau negu technologiniai ir gamtamoksliai. Ir šitą klausimą mes keliam 15 metų. 15 metų ir nieks nesisprendžia. Tai aš, žinokit, tikrai labai emocingai šneku. Bet aš noriu pasakyti, žinokit, kad pirmiausia yra lietuvių liaudės patarliai 10 kartų atmatuok ar kiek ten tų. Ir tada tik tai kirpk. Tai šitas naujas vertinimas, kuris pristatomas kaip panacėja, jis taip pat turės labai daug trūkumų. Tuo labiau, kad aš nepamačiau nei vieno rodiklio. Kas yra kokybinis rodiklis? Pasakykit man, kuo kriaušė kokybiškai yra geresnė už obuolį? Vat kokybė, skonis, tada ir tai labai subjektyvu. Mes tikrai dirbam su kokybiniais tyrimais, čia yra mūsų duona ir aš taip pat tematika, kur aš dirbu, yra su tinklaveika. Bendradarbiavimas nesukuriamas iš viršaus, jisai nesukuriamas ministerijos sprendimais. Tai bendradarbiavimas yra tinklų kūrimasis iš apačios. Tai aš tik tai tiek norėjau pasakyti, kad žinokit, aš nematau tos panacėjos ir aš labai sunerimau, kad mes jau prasidėjus dabar pradėtas vertinimas, mes neturim dar jokių dokumentų, kaip mes būsim finansuojami, pavyzdžiui, kitais metais. Ar šitas vertinimas pateks į mūsų finansavimo modelį, ar ne? Čia kol kas tai, ką aš kalbėjau, yra projektinis vertinimas. Tai yra perdėta į projektinį vertinimą. Mėlieji, sunerimkit. Iš karto sakau. Nes vertinimas ir finansavimas yra mano duona. Šitą sritį gerai išmanau. Aš nesiginčiu, bet tai, ką aš dabar bandžiau pasakyti, tai yra susiję iš esmės su naujų projektinių vertinimų. Supratau. Kelintą kartą kartuoju, taip, tai yra, kad tai yra projektinio vertinimo dalykai, kurie, aišku, ilgesnėje perspektyvai turės įtaką akivaizdžiai ir kitiems vertinimams. Ir dabar yra pradedama ruoštis kitas tarptautinis kokybinis vertinimas 28 metais. Taip. Tai va. Tai jam jau dabar yra pradedama ruošti teisinę bazę tam, kad būtų teisiniai lūkesčiai, kad būtų lūkesčiai patenkinti teisėti ir taip toliau. Tai čia aš nevadinčiau šito kažkokią ypatingą reformą, tai jau kelių metų senumo dalykas, kuris vyksta tarptautiškai, jungiasi faktiškai žymi dalis Europos institucijų ir tai yra palanku mokslininkams. Tai yra palanku mokslininkams, nes mes dabar dirbam tai, kai labai daug mūsų veiklos yra tiesiog neužskaitoma kaip mokslinė veikla. Čia atsiveria nepalyginti platesnis spektras. Aš labai tam pritarčiau, jeigu finansavimo mūsų modelis nebūtų susijęs su labai konkrečiais rodikliais. Aš manau, kad kitose šalyse to nėra. Bet mums suskaičiuoja rodiklius ir taukšti reikalą 5 metam finansavimą. Suprantat? Bet kalbėkime ir apie finansavimo modelio keitimą tada. Tai aš ką bandau sakyti, aš manau, kad aš ne viską dabar jums galiu taip labai atvirai pasakyti, bet yra iš tikrųjų tas formalusis vertinimas keliamas klausimas, ar jo reikia. Tasme, kad tokie klausimai yra svarstomi. Ir tokie klausimai yra formuluojami. Tai va dabar yra nemažai diskusijų būtent dėl to, kaip tai turėtų atrodyti, kokią dalį lėšų tai turi nulemti. Ir tai yra pakankamai brangus ir ekspertuoti dalykas, suskaičiuoti, kiek ten tinkamų sutarčių, netinkamų, dar yra kolegijos, jūs nepamirškit, kad dar toks daiktas yra, kuris irgi mokslo daro. Taip, kad ta dalis yra šiuo metu peržiūrima, kuo pasibaigs tas peržiūrimas, aš dabar negaliu pasakyti, bet faktas, kad ta sistema, kurią turim, nėra pakankamai gera. Vienas dalykas, kuris turbūt kad yra geras, kad vienaip ar kitaip tas tarptautinis kokybinis finansavimas, ar ne, ką mes visiškai neseniai visi praėjom ir daug kas džiaugiasi rezultatais, vyksta iš visiškai neutralios pusės. Taip, tai yra, pavyzdžiui, buvo tokia diskusija, man teko ją moderuoti, buvo atskirai humanitarinių socialinių mokslo ekspertai sukviesti, mes juos parodėm. Ta prasme, kas ekspertavo, ir atskirai paskui vyko ir gamtos mokslo ekspertų susitikimas. Tai aš pabaigoju ir uždaviau klausimas, kad jūs čia visus tarptautiškumą vertinat pakankamai aukštai. Sakau, ar jums atrodo, kad mes esam tarptautiški? Ir jų atsakymas buvo vidutiniškai.
arba ne. Tasme, kad pagal tarptautiškumą, kaip yra suvokiamas užsienio institucijose, mes jų požiūrių nesam tarptautiški, nepaisant to, kad jie rašė gana aukštus balus. Tai vėlgi jie vertina, kokioje mes situacijoje esame, iš kur mes atėjom, kaip čia viskas veikia. Tai įvertinant tai, iš kur mes ateinam, tai mes esam tarptautiški. Bet mes nesam tam pačiam lygmenį, kaip bet koks kitas universitetas, institutas veikiantis užsienį. Tai čia mes vėlgi žiūrint su polyginiais. Svarbus labai momentas. Giedrių norėtų komentuoti. Labadiena, Giedrius Viliūnas esu, šiaip dirbu čia kaiminystėje Seimo ateities komiteto biure, bet taip pat kita koja dirbu ir mokslo tarybos, mokslo ir studijų politikos komitete, kuris yra naujai įsteigtas. Tai norėjau savotiškai praplėsti kolegijos pasisakymą ir truputėlį pasakyti apie tai, kas vyksta tam kitam komitete ir kas yra susijęs su socialiniais mokslais ir gal dar šiek tiek toliau referuoti tos klausimus, kurie čia yra iškelti ekrane. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad turbūt visi šitie klausimai vienai kaip kitaip yra susiję ir jie nuo pat pradžių jau ir buvo susijęti iš tiesų su finansavimo modeliu, su lėšomis, kurios ateina. Tai man atrodo, kad tikrai Rasa negalima sakyti, kad niekas nesikeičia ir viskas tik blogėja, nes finansavimas per 3 metus ten pustrečią karto išaugo, tai yra šis tas, bent mokslo dalybos dalis ar ne, tarybos dalis, bet kai mūsų komitetas buvo sukurtas, jis dabar čia tik keli mėnesiai dar egzistuoja, čia po mokslo tarybos patikslinimo, tai viena iš užduočių, kurią iškėlė tarybos pirmininkas ir valdyba tarybos, tai buvo būtent mokslo finansavimo sistemos, įvertinimo sistemos peržiūra, bet aišku, už nugaros stovi ir finansavimas, įskaitant proporcijas tarp mokslo sričių. Tai šitas darbas dar yra tik tai pačioj pradinėje stadijoje. Mes paprašėme, kad mokslo tarybos administracija paruoštų techninę užduotį, ko tiksliai norima iš mūsų komiteto, tada be abejo įtrauksime ekspertus ir be abejo įtrauksime bendruomenę, bet kryptis ir tai, apie ką sukasi šita veikla, kuri prasideda ir per šios metus reikia tikėtis duos rezultatų, yra būtent apie tai, ką komiteto pirmininkė kalbėjo, kad esama sistema visgi yra sustabarėjusi ir jinai gana daug administracinės naštos sukuria ir antra vertus būtent tasai veiklos spektras ir poveikio aspektas, jie nėra gerai išreikšti. Tai jeigu taip žiūrėtume, bet tai nėra vien tik tai mūsų problema ir ta koara būtent apie tai ir yra, kad mokslo vertinimas ir per tai ir mokslo politika per daug susifokusuoja į tą mokslas mokslui ašį, į excellence kriterijus ir tada nukenčia kiti dalykai. Ir dabar, jeigu mes tai pasižiūrėsim labai apibendrintai ir į Lietuvą, tai akivaizdu, kad mes turime labai aiškiai tą išreikštą excellence, tos mokslo kokybės ašį, turime pakankamai gerai išreikštą ašį mokslas verslui, komercializavimas, technologijų perdavimas, bet visiškai neturime išreikštos ašies mokslas viešai politikai, science for policy. Ar ne? Ir būtent čia yra socialinių mokslų labai didelė dalis veiklos, kuri realiai vyksta, bet nėra matoma, arba turėtų vykti, bet nevyksta dėl to, kad nėra skatinimo mechanizmo, apie ką direktorius kalbėjo. Tai bent mes šitą tikrai labai suvokiame, ten esame 2 mūsų komiteto nariai paskirti, aš atsakingas daugiau už gal institucinį vertinimą, tą palyginamąjį ir taip pat, kiek galėsiu, dengsiu socialinius humanitarinius mokslus, nes aš iš jų ateinu, o profesorius Limas Kupčinskas daugiau FBT tą dalį ir tą kasmetinį vertinimą. Bet tiesiog norėjau pasakyti, kad tai yra mokslo tarybos dabar, taip sakant, veiklos planuose ir mes labai girdime tuos signalus, kurie čia buvo išdėstyti ir taip pat girdime bendruomenę ir bandysime dirbti kartu. Tai tikrai nebus reforma, kažkoks lūžis, bet būtent evoliuciniai žingsniai, atstatymas to nukrypimo, kuris akivaizdžiai yra negeras. Dabar labai trumpai neįsiplėsdamas dar 2 dalykus norėčiau pasakyti. Tai vienas dalykas, čia gana daug klausimų yra apie tai, kokie valstybės politikos instrumentai, kaip suprantate poveikį ir taip toliau. Tai tiesiog norėjau priminti ir įvesti savoką, kuri galbūt galėtų būti tokia, netgi sakyčiau, viena iš raktinių ateities veikloje, jeigu norime
būtent rasti ir socialinių mokslų, ir taip pat net ir humanitarinių mokslo aiškesnę vietą visoje mokslo panoramoje ir mokslo politikoje. Tai būtų būtent vienas dalykas viešoji politika, greta to mokslo verslo sąsajos komercializavimo mokslo matyti panaudojimą viešai politikai ir rimtai galvoti apie viešąją politiką. Labai jūsų institutas geroj pozicijoje, nes jūs bent jau vieną sritį žemės ūkio tikrai turite viešosios politikos. Bet jeigu jūsų ir teisės institutas pasisuktų į politikos analizę ir būtent į politikos numatymą, ne tik tai į politikos kažkokį einamasias tas konsultacijas, kurios tikrai dažnai nevertos mokslininkų darbo laiko, būtų kas kita. Ir tada čia atsiranda esminė savoka politikos vertinimas, poveikio vertinimas, ar ne? Tasai impact assessment. Ir noriu pasakyti, kad jeigu žiūrėtume į europinį horizontą, bent jau kontekstą, tai tasai poveikio vertinimas, jisai apima ne tik tai jau įvykusios politikos poveikio vertinimą, kas yra tasai ex post, bet yra ex ante, numatoma politikos poveikio vertinimą, yra tarpiniai tai interim vertinimai ir jie taip pat įtraukia įžvalgas, reiškia numatymą politikos. Tai čia yra viskas. Tai dabar trečias dalykas, ką norėjau pasakyti ir gal dar susijęsiu vienu sakiniu, tai yra, kas čia irgi vienu punktu buvo Lietuva 2050 ir kolegė tokia skeptiška gaidelė pasigirdo dėl mokslo prastos išraiškos toje vizijoje, su kuo galėčiau sutikti, tikrai blanku, bet jeigu žvelgsime giliau, tai reikia žiūrėti apie tai, kokius klausimus arba iššūkius kelia mokslui šitas dokumentas. Tai vienas dalykas, jame yra horizontalus principas integruojantis mokslo ir inovacijų technologijų stiprinimas per visur. Tai jisai jau pozicionuoja mokslą potencialiai labai stipriai. Antras dalykas, tai ką ta vizija 2050, kokius klausimus užduoda mokslams ir konkrečiai socialiniams mokslams. Ne vienos iš tų iššūkių raidos krypčių, kurios ten identifikuotos, neįmanoma įspręsti be socialinės dimensijos, o kai kurios yra tiesiogiai socialinės. Vien tik tai paėmus, sakykime, skurdo ir nelygybės problematiką, kurią puikiai išmano jūsų centras, tai kodėl taip atsitiko Lietuvoje? Kodėl mes iki šiol esame iš tiesų gale? Kodėl tokie milžiniški skirtumai, kaip tos vakar praėjusios žinios, reiškia 30-mečiai laimingiausi pasaulyje, o kokie nors tenai 60 plus, ten 40 vietoje atsiduria. Tai veikia viską, tai yra ir sanglauda, tai yra ir atsparumas visuomenės, tai yra ir ekonominis konkurencingumas, tai yra ir demografija, ir migracija, kas tik tai nori. Tai negana pasakyti, diagnozuoti, kad yra blogai, bet jūs pasakykite, kodėl neveikia. Ir tai atsiranda jau politikos analizė. O paskui klausimas, tai kaip padaryti, kad veiktų, tai jūs komunikuokite taip, kad suprastų, daug žinojimo, kuris nepanaudojamas. Tai sorry, bet politikai neis ir neskaitys. Ir kažkam reikia sukurti tą tarpinę grandį, kuri būtų tais žinių brokeriais, kurie pardavinėja žinias. Ir tam reikia ir numatymo, politikos proceso supratimo, suvokimo, kada kas ateina. Tai dabar paimkime socialinės politikos lauką, padarykime jos būtent tam tikrą vertinimą buvusių politikos priemonių, pasakykime, kokios veikia, kokios ne. Pasižiūrėkime 2050 horizontą ir pamėginkime padėti politikams ir politinėms partijoms, ir politinių partijų institutams, kurie kuria programas būsimų laimėtojų ir būsimos vyriausybės programos pagrindą, pagauti tuos reikiamus taškus. Mes ten įrašėm, kad ten skurdą norim sumažinti nuo 23%, tenai skurdo rizika iki 15%, kas tikrai nėra ambicingas tikslas, bet jisai nebus pasiektas be tam tikrų priemonių, ką direktoriaus čia mėgstama tema, jis tą nuolat pasako, bet kaip padaryti, kad veiktų. Tai aš nenoriu įsišnekėti, bet manau, kad būtent čia yra tasai pagrindinė magistralė, kuria gali keistis mokslo politika, jinai gali geriau integruoti su viešąja politika ir per tai turėtų ir reputacija kilti. Tikrai čia neturi būti šešėlė socialiniai mokslai, jie turi būti iš esmės priekyje, nes viešosios politikos analizė yra socialinių mokslo sritis, ne kokių nors kitų mokslo sričių. Ir būtent čia yra tokia lyderystės poreikis. Jau nenoriu čia užsišnekėti apie humanitarinių mokslo vaidmenį, apie vertybių ir ugdymo problematiką, kuri yra kertinė ir toje strategijoje yra taip pat kertinė 2050. Ar ta strategija veiks, tai yra mūsų visų iš tiesų pastangų klausimas. Mes savo Seimo tam komitete padarysim, ką galim. Manau, ir su mokslo taryba pasistengsim daryti, ką galim, bet čia ir visos visuomenės ir taip pat mokslininkų klausimas. Ačiū. Ačiū už tokį išsamų komentarą, smarkiai pildanti.
Aš labai trumpai neužimsiu daug laiko, Andrius Marcinkevičius. Aš šiek tiek irgi norėčiau paantrinti, kad vis tik tai sistema dabartinė vertinimo yra tikrai sustabarėjusi. Aš suprantu, kad jin yra su savo trūkumais ir minusais, bet manau, kad kasmetinio vertinimo bent dabartinis variantas yra tikrai atgyvenęs ir skatina nesveiką konkurenciją. Anaip ar kitaip mes tampame įkaitai tam tikrų lenktynių. Ir turbūt šitoje vietoje tikrai reiktų kažką galvoti. Kitas dalykas, aš manau, kad socialiniai mokslai, kalbant apie perspektyvą kažkokią, jų prestižas turėtų vienaip ar kitaip būti didesnis. Aš gerbiu visus mokslus, kaip sakyti, tame tarp ir humanitarinius, bet tarkim, šiuolaikiniai mūsų visuomeniai, viešam diskursai yra labai aišku, kad kalba, istorija yra didelės vertybės ir su to nieks nesiginčia. Bet iš kitos pusės kritinis socialinių procesų vertinimas plačiai visuomeniai yra labai reikalingas, nes tai yra valstybės saugios raidos viena iš sąlygų. Ta prasme, ar tai būtų migracijos procesai, ar diskriminacijos ir taip toliau. Tai tokia gal replika labiau negu klausimas. Ačiū, Andriu, nes dabar tikrai saugumas atsiranda kaip vienas tokių kertinių momentų. Tvarumas visuomenės, stabilumas, pilietiškumas. Ir turim klausimą pačiam viršui. Pakštaitis iš Teisės instituto. Negaliu nesureaguoti visą dieną nuo ryto klausydamas ilgai į pono Viliūno pasisakymą dabar, kaip stokojama tos ašies mokslas socialiniai politikai. Tai noriu pasakyti, kad Teisės institutas kaip tik tą ir daro ir nieko daugiau. Analizuoja ir duoda patarimus. Ir ne tik konstatuoja, kad yra blogai, bet sako, kaip reikia geriau teisinį reguliavimą padaryti. Tai čia klausiau ir net nustebau, kaip yra mokslas mokslui, mokslas verslui, bet labai stokojama mokslas socialiniai politikai. Tai ką mano gerbiamas kolega Bikelis va šiandieną kalbėjo. Ateina užsakovas valstybės institucijos vadovas ir pasako savo poziciją ir po kelių minučių išeina, o mokslas toks kaip ir turi vykdyti kažkokius užsakymus. Tai Teisės institutas tą ir daro, kad iš paukščio skrydžio vertina teisinį reguliavimą ir politikos formavimą, kad mokslas būtent socialiniai politikai ir tai vyksta ir mūsų darbas būtent per tą. Ir mane kažkaip nustebina tokia nauja idėja, kaip čia kažkas tokio nauja. Negalėjau nesureaguoti. Mes kaip tik tą ir darom. Ačiū. Tai tie moksliniai tyrimai ne dėl to, kad mums ten kažkas įdomu ar kažkas, bet jie būtent ir orientuoti problemos jau nustatytos ar nustatom ir kaip reikia tą baudžiamąją politiką ar teisinio reguliavimo politiką. Ačiū. O galiu dabar iškart paklausti, neatiduokit mikrofoną, prašau. Ar darėt monitoringą, kiek jūsų siūlymų yra įgyvendinami ir priimami? Aš šito negaliu pasakyti, nes nevadovauju, bet šiandieną Seimo narė viena parašė padėką mūsų vadovui vienam, kuris indėlį įdėjo ir tikrai yra didžiulis darbas nuveiktas, kaip šiandien pasakyta 19-20 civilinio turto konfiskavimo, kur mes esam pažangus ir teisinės kūrybos srity, ir teisinės analizės srity mes labai pažangus, nes mes maži ir tame mažume yra privalumai. Ir kaip valstybė, ir kaip tyrimo institucijos, tai mes kartais nematom tų giluminių dalykų, kur mes tikrai daug pasiekėm, o monitoringo aš net neatsakysiu. Bet yra kai kas jau įgyvendinta į reguliavimo politiką, į baudžiamoją politiką ir toliau dirbama įvairiuose srityse ir dėl bausmių, ir dėl visko. Tai čia tas taikomumo ir pritaikomumo ir politikos formavimo dalykas, jis vykstantis, tarpstantis ir čia kažkokia naujovė, kaip didžiausia naujovė, tai nemanyčiau, kad reikėtų. Bendram pristatyme, manau, kad turėtume šitą žinoti. Ačiū.
O kad nelikčiau nesuprastas, tai aš tikrai nenorėjau pasakyti, kad nėra tų dalykų, bet mano mintis buvo vienas dalykas, kad to turėtų būti daugiau ir plačiau, nes ir čia, ką matėme iš direktoriaus pristatymo, jūs turite savo tas temas, kuriuose dirbate ir teikite patarimus ir nebejoju, kad jie yra priimami ir geras ryšys su užsakovu. Kita vertus, bent sprendžiu iš to, ką direktorius sakė, tai nesudaro labai didelės dalies finansavimo institute, atlyginimas už tokius patarimus, nežinau, ar jūs jaučiatės pakankamai atlyginami, mano nuomonė turėtų būti atlyginama labiau ir kad mūsų metodikoje joje nelabai įsiskaito šitie darbai, jeigu aš neklystu. Mes net pastebėjome, kad dabar ir mokslo tarybos formose, tiesiog formose, kurias ten reikia pildyti institutams, institutinės programas vertinant ir panašiai, yra būtent tas, kiek jūs ten komercializavote, pardavėte savo mokslo produktų labai gerai, bet išskyrus tai, ką padarėte ministerijoms. Tai, ką padarėte ministerijoms ir viešai politikai, tas nebus užskaityta. Tai mes klausėm, kodėl niekas nebeatsimena. Tai suprantate, tai mano manimas, kad jūsų geroji praktika turėtų būti paskleista. Jeigu kolegos dirba kitose politikos rytyse, tai joms irgi reikėtų padėti ir teisiškai, ir ne tik teisiškai, bet taip pat ir tiesiog viešoji politika kaip teisė artimas rytis, kuri padėtų suvokti, kokie mechanizmai veikia, neveikia ir ką daryti. Taip. Tik toks įdomus aspektas. Pati išsamiausia rekomendacija ir nuomonė yra publikacijos forma. Bet dabar yra tokia mokslo politika, kad lietuviškų publikacijų net nerašyk, nes bus 0 taškų ir sugaištas laikas nebus atlygintas. Tai čia mokslo politikoje mes labai daug matom tokios prieštaros, kai iš vienos pusės kalbam apie poveikį Lietuvai ir poveikį politikai, bet lietuviški darbai yra išbraukiami iš vertingų mokslinių darbų sąrašo. Ir orientuojami į užsienį, taip mes tos parašom straipsnius, gerai, jeigu jie yra open access, jeigu jie nėra open access, tai iš viso jie Lietuvoje institucijom visiškai neprieinami, teisėjai, prokurorai, jie neskaito, jau nekalbant, kad jiem neprieinama, jeigu nėra open access, bet angliškai jiems skaityti irgi, jie per daug pavargę, per didelis krūvis, kad dar skaitytų angliškai. Tai va tokia yra priešprieša, mes su jie gyvenam ir aš vis laukiu, kada jinai kaip nors išsispręs, bet viskas juda vis dėlto į tą kitą pusę. O kalbant apie tą lūkesčių sąrašą, tai tik mano tokia žinutė, kad sudarydami lūkesčius įtraukite ir mokslininkus, nes, pavyzdžiui, mes mokslininkai turim lūkesčių iš institucijų ir iš valdžios, ką reikia patobulinti, kur link politiką kreipti ir taip toliau. Tai čia mes esam tą pačią, kuri galim formuoti, ar ten iš paukščio skrydžio, ar tiesiog dėl mūsų didelio įdirbio, tai pasitelkite ir mus, jas formuodami lūkesčius. Ačiū, tai turim bendradarbiavimo idėją. Sveiki, aš atstovauju Ekonomikos ir kaimo vystymo institutą. Tiesiog norėčiau replikuoti ir galbūt apibendrinti visą renginio dalyvių išsakytas mintis, pradedant nuo mūsų socialinio centro, švietimo ir mokslo ministerijos pozicijos ir Lietuvos mokslo tarybos, iliustruojant savo kaip mokslininkės pavyzdžių, kuri daugiau negu 20 metų dirbu. Matant tikslus, kuriuos kelia švietimo ir mokslo ministerija ir mokslo taryba, aš noriu pasakyti, kad šitas kelias 20 metų yra ne tokios prievolės kelias, bet natūralus mano kaip mokslininkės formavimasis, kad pradedant nuo savo lauko ir pažinimo to, ką turi čia, einant į tarptautinius ryšius ir tas idėjas pristatant užsienyje, kuriant bendras komandas ir rezultatus teikiant tokiu formatu, kokiu reikia. Ir tiesiog, kadangi dabar tokie paskutiniai metai yra labai sėkmingi dalyvavimo horizonto projektuose atstovaujant Lietuvą, tai noriu pasakyti keletą dalykų, galbūt replikuojant į jūsų tą norą ir taip toliau, kad norint daryti didelį poveikį politikai ir komunikacijai ir viešinimui ir įtakai yra betarpiškas įsitraukimas tų žmonių suinteresuotų. Tai pavyzdžiui, jeigu Europos komisija iliustruoja ten socialinę tam tikrą problemą arba, sakykime, ilgalaikės kaimo vizijos norėjo 30 metų į priekį, tas politikos darbuotojas, jis tampa to projektų dalimi, su kuriuo tu betarpiškai komunikuoji, nes jis užduoda toną, kad yra, tu ateini su pasiūlymu į konkursą, kaip tu matai tos problemos išsprendimą, tu 4 metus dirbai ieškoti pasiūlymų ir
Taip, galiu pasakyti, tam tikri konkretūs tekstai atsigula į būsimą darbotvarkę, į teisyną, bet tas politikos atstovas ir dalyvis, kuris atsakingas už tą konkrečią tematiką, jis visada yra. Ir vat, kaip jūs sakot, kiek tų tekstų sprendimo atsigula čia, sakykime, Seime ar mūsų ten, sakykime, vyriausybės aktus. Mums labai sunku pasakyti, nes mes, kuriuos darom nacionalinius tyrimus pagal ilgalaikę, pavyzdžiui, savo programas ar ne, mes pateikėm rekomendacijas, mes jas pristatome darbuotojams, bet jų valia, kiek į tą teisės aktą tų sakinių, sakykime, ar idėjų įdėti ir kaip tu interpretuosi ir rasi. Tu padarai darbą, tu padarytas išvadas, bet eina kiti procesai tą sprendimų prieimimo. Europos komisijoje yra lengviau, nes jie turi tą mechanizmą sprendimų įgyvendinimo ir tavo idėjų įdėgymo, labai betarpiško įdėgymo. Ir čia labai lengva net ir matyti, kiek tavo tų, sakykime, idėjų atsigulė į tą teisyną ir vėl ateina į Lietuvą pas mus. Tai va šitas dalykas. Ką norėjau pasakyti dėl to poveikio. Ir komunikacija yra betarpiškai dabar galbūt pagrindinis tas momentas, ne tik sukurtos naujos žinios, bet kaip tu jas komunikuoji ir išugdai tą visuomenę, visuomenės narius įvairiom formom. Mokslininkams vienaip, visuomeniai kitaip. Tai tiek, o dėl tų tikslų keliamų, tarptautiškumą ir taip toliau, aš manau, kad mes ir darom. Man labai gaila, kad viceministrui negaliom replikuoti. Mes tikrai daug turim, nebuvo išsakyta šiandien dėl tarptautiškumo, dėl dalyvavimo, dėl bendradarbiavimo. Tikrai institucijos, va čia tarp skirtingų, sakykime, mūsų institutų mes tą darome. Tiesiog galbūt mažiau kitų žmonių kalbėjo, bet, tikrai mes kartais pamirštam pasididžiuoti, nes tikrai nereikia saviplakos, nes mes tikrai, pavyzdžiui, tarptautinėje erdvėje jaučiame stiprus, mūsų idėjos vertinimas ir mes tikrai esame labai darbštus ir mes turim labai tokį platų matymą, nesiaurą specializaciją. Tai aš tiesiog noriu pasakyti tą, kuom kolegos mums giria, kodėl mus kviečia į konsorciumus, kodėl klausia mūsų nuomonės ir aš tiesiog noriu pasiūlyti didžiuotis, mylėti, matyti save mokslininkais, kviesti į diskusijas, nes tikrai tą, kiekvienas turim širdyje, turim ištransliuoti ir geriausi dokumentai, idėjos bus įgyvendinami ir visi juos darys, nes tikės tuo, kas yra parašyta. Ir tiesiog mažiau bus susipriešinimo. Tai tuom ir norėčiau baigti. Ačiū. Ačiū.